Sveiki! Jeigu daugelis drabužių jūsų spintoje jaučiasi daug geriau negu ant jūsų odos, šitas video kaip tik jums. Aš esu Renata Rimkė, mados dizainerė, kuriu drabužius ir neturiu akies ant sintetinių audinių. Na, išsireiškimas toks nelietuviškas, bet labai tinkantis. Ir mano spintoje dominuoja daugiausiai natūralūs audiniai. Bet jeigu jums patinka kokybiški drabužiai, šitas video kaip tik jums. Ir kviečiu prenumeruoti mano kanalą ir spustelti skambutį, kad nepraleistumėte mano tolimesnių video. Taigi, kas yra tie sintetiniai audiniai? Jie gaminami iš naftos, anglies, oro ir vandens. Jeigu paprastai pasakius, tai kai rengiatės sintetinį drabužį, įsivaizduokite, kad nešiojate celofaninį maišelį. Na, yra keletą atvejų, kada sintetiniai audiniai yra labai pateisinami ir jie naudojami. Juos paminėsiu taip pat šitame video, bet jei juos naudojate kasdieną, tai apsirengėte maišelį su daug skylučių. Celofaninis maišelis yra pagamintas vientisas, o audinys yra suaustas, todėl jis šiek tiek kvėpuoja. Bet daugelis drabužių šiuo metu yra gaminama iš sintetinių audinių. Kodėl taip yra daroma? Todėl, kad gamybos kaštai yra pigesni negu natūralaus audinio. Pagaminti natūralų audinį kainuoja daug brangiau, tiesiog panaudoju šituos naftos ir anglies elementus. Kitas dalykas, žmonės nori gauti pigesnių drabužių ir gamintojai tiesiog ieško būdų, kaip jų pasiūlyti. Ir tai yra vienas iš būdų siūti drabužį iš sintetinio audinio. Taip pat žmonės dažnai juos mėgsta, nes juos patogiau nešioti. Jie nesiglamžo. Pavyzdžiui, galite padaryti eksperimentą, užsidėkite iš sintetinio audinio pasiūtą suknelę, taip vadinamo polisterio, nueikite su ją miegoti, atsikelsite iš ryto, pamatysite, tiesiog tai reikės prabraukti ranką ir pamatysite, kad jūsų suknelė atrodo vėl taip pat, kaip ir atsigulėt. Tai dėl savo praktiškumo jie dar labai mėgstami, kaip minėjau, dėl kainos. Na, o kodėl aš vengiu sintetinių audinių savo spintoje? Kodėl ta sintetika man tokia nemiela? Visų pirma, todėl, kad dėl prakaito problemų. Visi mūsų kūnai prakaituoja. Taip, mes visi, ypatingai kai susijaudinam ar skubam, mes prakaituojame labiau. Ir įsivaizduokite, jūs bėgate, skubate galbūt į darbą, galbūt į susitikimą, į svarbų pranešimą, kur laukia jūsų žiūrovai ir skaitysite pranešimą ir atbėgate pasipuošusi nauja palaidine. Ir ką mato pranešimo žiūrovai arba kolegos, jeigu jūs kalbate, jūs skubėjote, kalbate, norite perteikti informaciją, galbūt dar susijaudinate ir jie mato tik tai didėjančius plėmus po jūsų pažastimi. Nesvarbu, kokio grožio palaidinė suknelė, ar ką būtumėte apsirengę, jeigu tai sintetinis audinys ir visas tas grožis, taip sakant, sužydi. Nes sintetiniai audiniai neturi savybės sugerti prakaito. Taip pat jie, kad ir po skalbimo, juose labai gerai veisiasi bakterijos ir kad ir po skalbimo galbūt pastebėjote, kad kartais išskalbėte sintetinę palaidinę ar suknelę, bet išlieka dezodoranto pažastų kvapas, todėl kad juos sunku pašalinti. Jie tiesiog ten apsigyvena drabužyje. Taigi, mūsų kūnai nepritaikyti nešioti sintetinius audinius, galima ir taip pasakyti. Ir ypatingai, jeigu tai karšta arba šalta. Kas būna atsitinka su kūnu, kai dėvime sintetinį audinį, kai yra karšta? Mes labiau prakaituojam, nes nesugeria prakaito, tarsi, kaip ir minėjau, tarsi kaip celofaninis maišelis, kūnas yra uždarytas
prakaitas kaupiasi, jis tiesiog bėga per kūną ir mums būna tikrai labai nesmagu. Jeigu yra šalta ir mes susidedam sintetinę palaidinę suknelę, mums bus daug vėsiau, mes greičiau sušalsime, ypatingai žiemos metu, jei nešiojame prie kūno palaidinės suknelės ar dar kažką, todėl kad sintetiniai audiniai negeba, jie greičiau atšąla, jie negeba palaikyti šilumos, ne taip kaip medvilnė, vilna, šilkas ar kiti audiniai. Štai pavyzdžiui, jeigu, kaip pavyzdį pasakysiu, jeigu nešiosite šilką, jį galite nešioti ir vasarą, ir žiemą. Jeigu bus žiema, šilkas jūs šildys. Jeigu bus vasara, šilkas jūs vėsins. Tad šilkinė palaidinė tinka, pavyzdžiui, visiems metų laikams. Dabar, kaip ir minėjau, kada yra sintetika pateisinama. Vienas iš tokių atvejų tai yra maudymosi drabužiai, maudynkės vadinamos. Na, jos tikrai labai patogu, nes kad neužsilaikytų drėgmė, greitai išdžiūtų. Ir einant į baseiną ar keliaujant prie jūros, tikrai rekomenduočiau rinktis drabužiai, maudymuką vadinamą iš sintetinio audinio. Taip pat sporto drabužiai, nes nepatogu, kada maikutė tiesiog visa sporto klube peršlampa nuo pradžios, nuo viršaus iki apačios. Tikrai patogu sporto drabužiai, kurie tiesiog tą prakaitą leidžia tam prakaitui greičiau išgaruoti nuo mūsų kūno, kada mūsų kūnas sušyla. Kada galima rinktis sintetinius drabužius? Visgi ir mano spintoje yra drabužių, kurie puikiausiai tarnauja, kad jie yra sintetiniai. Tai tie, kurie nesiliečia prie mūsų odos. Tai gali būti švarkai, striukės, bliuzonai, įvairūs gaminiai, kurie tiesiogiai nesiliečia su mūsų oda. Jie gali mums puikiausiai tarnauti, nes, pavyzdžiui, štai švarkas, jis nesiglamžo, patogu, apsirengėte apačioje natūralaus pluošto palaidinę ir puikiausiai galite dėtis. Taigi, apatiniai drabužiai, tie drabužiai, kurie liečiasi prie kūno, jie turėtų būti iš natūralių audinių. Medvilnės, šilkas, yra dabar visokiausių bambuko medvilnių ir taip toliau yra sukurta. Išrasta labai daug įdomių dalykų, kurie pagaminti iš natūralių pluoštų ir jie labai puikiai nešiojasi ir labai smagiai jaučiasi prie odos. Dar keletą žodžių norėčiau paminėti apie vaikus ir kūdikius. Jiems itin reiktų vengti pirkti drabužius iš sintetinių audinių, nes jų oda, tiesiog jų kūnai negeba taip kontroliuoti temperatūros ir su sintetiniais audiniais gali arba greičiau sušalti, arba greičiau sukaisti. Kadangi mes jaučiame, mes galime nusirengti, mums tai per karštą, per šaltą mes kažką apsirengiam, ypatingai maži kūdikiai, jų kūnai taip nekontroliuoja ir negali paprašyti kūdikis, kad man šalta, paprenkit mane greičiau, todėl rekomenduočiau rinktis tik iš natūralių pluoštų. Na, nebent yra kažkokia tai proga, kaip ir gražios mergaičių suknelės, mergaitės jomis mėgsta pasipuošti, tai retkarčiais, manau, visada sintetika yra pateisinama, kaip ir moteris. Jeigu tai yra kažkokia šventė, iškilmės, šventinė suknelė dažniausiai dėvime vieną kartą, nenorime eiti su tą pačią suknelę, tai aš rekomenduoju šiuo atveju irgi galima rinktis suknelę iš dirbtinio pluošto, iš sintetinių audinių, nes jos ir kaina bus gerokai pigesnė ir jinai nuotraukose atrodys daug geriau negu iš natūralių pluoštų. Tai kągi, sėkmės jums, sėkmės puošiantis ir prenumeruokit mano kanalą. Pasidalinsiu daugiau naudingos informacijos apie audinius ir apie stilių. Ir sėkmės jums ir pasidalinkite komentaruose, kaip jūs renkatės drabužius, ar kreipiate dėmesį, ar tai sintetinis audinys, ar tai
natūralus pluoštas.